mašinų. Ne tą palapinės krepšį pasiėmiau. Antrą kartą šiandien jaučiuos bomžu. Kaip benamis, koks blembučių šalų visiškai. Drėgna. Verdu. Dešrelės. Tuo pačiu dar rankas šildos. Tęsiu toliau bomžavimą. Karjerą savo. Galvoju, reikia bent jau laužiuką susikurti. Išlikimas čia. Jeigu ne ta bulvių košė, jau numiręs būčiau jaučiu. Žiauriai anksti tamsta, žiauriai gaila. Aš nežinau, ką reiks veikti. Realiai dabar 12 valandų tamsos iki 7 ryto. Tai reiks čia sėdėti ant kėdės, kol atsibos. Iš miego toks atsikėlęs, kas čia vyksta, aš bėgu, žiūriu lapę. Bomžo buvo pietus, tai bus ir bomžo vakarienė. Blembučių karosas. Patinka žvejybai? Pagausim karpį? Gerai, duok 5. Maladėt, pagausim karpį. Atlenkia kortos kobinį. Patį galiuką. Paduosim su krušo. Trupinėlio. Bus gerai. Opa. Gerą dieną. Ką mes čia turim? Pusė 12. Šiandien spalio 11 gal, šeštadienis. Atvažiavau į Radviliškį. Pirmą kartą esu čia. Radviliškio didysis karpis. Tvenkinukas toksai. Mačiau, yra daug mažų karpiukų, bet vienas kitas didesnis. Visai toks atrodo vykęs tvenkinys, sakau, reikia pabandyti užsidaryti greičiausiai jau sezoną. Papuolė tokią fainą dieną, šiltą, saulėtą. Tai čia daug tokių nebebus turbūt. Realiai, šiaip tenai norėjau, 17 sektorius. Bet ten 20, 19, 18, 17, 16, 15, lyg tai visi užimti. Ir nelabai vietos palapiniai. Šiandien pasiėmiau biškį atsinaujinau įrangą, parodysiu ir jum. Pasiėmiau didelę palapinę, tai sakau, kur man važiuoti, sako, važiuok čia. Tai vat, čia 7 sektorius, biškį vietos daugiau pasistatyti palapiniai. Vanduo skaidrus, gražus. Arktis laukia mašinai. Tai ką, reikia pradėti po biškį darbuotis, rudenėje jau. Gražus berželiai, fainiai. Pasisekė, kad dar čia pavyko išlysti į tą žvejybą. Toks orelis pasakiškas. Šitas krantas tuščias visai visas. Visi bijojo vėjo, bet mačiau, kad šiąnakt nelabai bebus. Ir pūs. Taip, tai ten gal labiau. Nu, nežinau. Bet ten daug hebros prisėdė. Tai galvoju, man čia bus pats tas. Gerai, traukiam arkti. Būk. Būk, 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 sakau. Palauk. Geras. Jėzau, kad tu esi nublūdęs. Tvarkelė. Atvažiavo markti. Paleisti reik sabakiną. Ir eit neštis daiktus, o daiktelių tai nors vienai parai ir vienas, bet to įdės siurprizą iš Mažeikių atvežęs. Garantuotai. Ieško vietos. Opa. Nu, tu normalus esi. Arkti. Visą laikis taip pasitinka žvejybas. Tvarkoj, nešam daiktus. Kažkaip neprotinga aš čia su tais daiktais.
Į mašiną čia pasilikau. Nu, bet va te. Gerai. Įsikrovėm. Bandom. Statytą palapinę. Reikėjo man imti savo senąją. Nemoku statyti, nežinau, kaip reikia. Ne, nuarkti. Tas vėl antrą deda. Nu kiek galima? Yra blogų naujienų. Ne tą palapinės krepšį pasiėmiau. Ai, dar vakar pasitikrinau tą kitą. Galvoju, tikrai ne šitas bus. Galvoju, bus šitas. Ir kur tau? Čia žodžiu yra. Įmesiu nuotraukų, kaip turėtų atrodyti tą palapinę ir yra 2 krepšiai. Tai čia 100%, kad yra abidvi šoninės tos palapinėlės. O tos pagrindinės nepasėmiau. Oi. Žodžiu. Nu nieko, reiškia nemiegosim. Reiškia, būsim ant vėjo. Pažvėjosim iki 8, kol sutems. Ir važiuosim namo. Nu gal gerai. Fucking hell. Ne, nu čia tikrai jo. Čia tipo yra neš gazebo per vidurį turėtų būti ir iš šonų dar tokie 2. Bank Life kažkaip čia vadinasi šitas visas. Ne, nu faktas čia yra šitai. Ta palapinėlė šoninė. Ir čia vat yra šoninė palapinėlė. Nu ir pizdu. Varom žvejot. Biškį apsimėčiau. Tiek čia bereikia. Žodžiu, galvojau šiandien savo naują setuką visą pabandyti ištestuoti. Naujos rytikės. Kotukai nauji, stovas naujas. Aišku, irgi pamiršau tos ant galo. Kaip jie vadinasi, nežinau. Žodžiu, kur laikos taip meškeria. Pasiėmiau lovą, koliukus, pasiėmiau spombos, visus reikalus, naują spombą nusipirkau. Spombus, kibiro, tą laikiklį. Viską, žodžiu, čia dujinį šildytuvą pasiėmiau. 2 stalus, miegmaišius, pagalves. Galvojau, čia varysiu chebra, nesveikai. Užkursiu, čia užspombinsiu. Baisiai galvojau, kad judėsiu. Bet pasirodo, kad užmėsiu kaip visą laiką greičiausiai. Su laivuku. Nu, nes nėra tiek daug laiko. Dabar 12, tai realiai 7 temsta. Nu, tai dar va iki 7 ir bus galima pažvejoti. Tai reikia iki 2 bent užsimest. Žodžiu, keičiasi planai. Nu, ką darysi? Nuvažiavo kolega. Sakė, 9 kartą čia šiemet gaudo. Sakė, dieną nieks nekimba. Tai prasidėjo, vat, idealiai. Prasidėjo nuostabiai žvejybėlė. Dieną nekimba. Aš palapinės neturiu. Per naktį būti negaliu. Ai, kill me blemba. Nu bent oras geras. Žodžiu, nežinau net. Šiaip svyra rankos biškė. Tai tikslai keičiasi. Tikslas buvo čia pajudėti. Bet dabar tikslas liko vieną žuvį, turbūt kokią belę kokią kilo karpiuką pagauti. Nes čia 90% turbūt tokie mažiliukai, ten 2 kiliniai. Bet yra ir 12, ir 14 lyg tai sakė, ir kažkas pagavė. O gal iš tos palapinės, iš tų šoninių kažką susikursiu, bet ten... ne. Žodžiu, reikia užsimesti meškeres pirmą. Tada kažkaip bandyti. Gaudyti situacijų, gal čia mašinoje miegot. Tilpčiau šiaip. Bet tai čia kaip bomžas tada visiškai. Tai kur daiktų? Nu, žodžiu, nežinau. Užsirišu pavadėlius, sistemėlės, kažkur užsimetu. Su
2 žmonėm čia šnekėjau, sako, nuo 8 iki 110 metrų. Nu tai taip ir bandysim. Dugnas čia visur vienodas, apie 4 metrus. Kietas dugnas, tai jeigu ateis žuvis ateis, vėjas į mano pusę lyg tai pučia. Nu gal. Kaip bus taip, vis ne namuose. Nieko čia mandro neprigalvojau. Tos pačios LK Baits peletės. Šrimpiniai boiliai. Salmon ir halibuto peletės. Kas čia buvo likę? Iš praeitą kartą nėra kada žaist. Iš tų pačių pasidariau po pavaškį ir uždėjau 3 mažus vafteriukus. Vieną rūžavą, vieną geltoną, vieną baltą. Nu tai kėlė dar negerėja, tai galvoju greičiau užsimesiu, tada bus galima mąstyti. Tai dedam į laivuko keletą peletyčių, daug nešersim, grūdų neturiu iš vis jokių. Peletės ir boiliukai, PVA. Jeigu žuvis yra vietoj, nėra, bandysim su echolotu ieškoti kažkokį burelį iš karto, kad gaut greitesnį kibimą, o ne geriau vieną kibimą, negu kad ten prisikviesta žuvį, vis tiek dar per tokį trumpą laiką nieks neteis. Tai kraunam į laivelį, šmutkės, boilius ir plaukiam. Gero, nieks nevyksta pagal planą. Nei sektorių gavau to, kurio norėjau. Nei palapinės, nei per naktį, nei žuvies iš vis ne vienos nemačiau. Prisikabinti prie ko nėra irgi. Visur 4,5 metro. Ieškojau aplinkui, plaukiau kairę į dešinę, arčiau, toliau. Nieko. Ten, nežinau, užmečiau ant 115, 120. Kažin, ar yra ten tikslas dar toliau kažkur plaukti, nežinau. Tai tiek žinių. Bent jau meškerės užmestos. Per valandėlę susisukau šį kartą greitai. Be visų statymų palapinių. Nu tai ką. Apsitvarkom. Kažką užkasti pasidaryti reikia ir laukiam, gal ateis ta žuvis. Gali tekti ir miegoti. Žodžiu, čia kaip ir rodžiau nuotrauką. Vienas iš tų 2 šonų. Tai vietos nedaug. Mano Grand Sniper lova beveik netelpa. Arktis čia kažina tilps. Bet gal įmanoma. Čia vietos irgi nelabai. Šildytuvo jau neužsikursiu. Šitą daiktą. Bet gal nenustipsim, turiu miegmaišį. Nežinau. Bandysim. Jeigu jau atvažiavom, tai ką mes bailiai esam? Arkti. A bailis esi? Arktis tai biški bailis, bet
ką žinau, paskutinė žvejyba. Jeigu naktį tik kimba, kažkaip būtų abidna namo išvažiuoti dėl palapinės. Nieko, tvarkelė. Įlysiu, gal nesušalsiu per daug. Šiltai apsirengsim, šildytuvo jau nebus. Naktį 2 laipsniai gal ar kiek. Ai, bet tai čia, man atrodo, nieko baisaus, žvejodavau ir prie -3. Naktį viskas sušalę būdavo. Jo, manau, kad liksim 9%. Vsio, meškerytės užmestas, bet taip ant durniaus užmečiau, nežinau, belia kur įdėjau po 2 saujas pelečių ir boiliukų ir 3 vafteriukus. Tai nežinau. Kažką reikia pasidaryti, užkast. Biški nusiraminau jau, nes biški buvau piktas. Nesiklostė viskas pagal planą, bet o gal į naudą. Išbandysiu va kapsulės. Matysim. Gerai, užkandam. Ir tada jau reiks rimčiau taktikuoti kažką, kaip čia žvejot, reiks pasiklausti vietinių, kaip jie čia gaudo. Biški pasimaišyti kažkokio šviežesnio jauko gal. Išsirink masaliukus. Naktį gal ant šeriminių tiesiog žvejosiu. Dar turiu tigrinio riešutą boiliukų. Vieną tašką gal tokį bandyti daryti. Nežinau, čia tą pavienę žuvį gaudyti ar bandyti šert vieną vietą kažkokią ir aplink ją gaudyti. Naujas telkinys, nežinau kiek čia žuvies. Žuvis nedidelė. Klausimų daugiau negu atsakymų. Bet užtat gamta tai pasakiška. Rudens grožis. Fainai čia. Fainai. Šiaip didelis telkinys. Didelis telkinys, čia potencialo daug, man atrodo. Neįsivaizduoju, kiek iki kito kranto, gal 300 metrų turėtų būti. Sektorių 20. Tai čia biški paaugus karpiukam. Manau, kad visai neblogas varžybos bus galima padaryti. Potencialo yra. Oi, kitam krante. Iš vis pasaka, saulytė šviečia. Medžiai tokie visi spalvoti. Nuostabiausi pasaulio pietus. Magiai. Makaronai su grietinėlė, pomidorų padaže, carbonara. Bet reikia biškį paturbinti. Paturbinsim su dešrelė, sūriu ir biškį padažu. Kaip aš tingiu to žvejyboj, nebėra kada gaminti, valgyti, kažką norėčiau iš pagrilint, atrodo. Kažką žmogiško pasidaryti. Sėsk. Ne. Nu. Kažką norėtus pasidaryti žmogiško, bet yra kaip yra. Nėra laiko. Labiausiai, kad nėra laiko ir energijos. 2 čedario sūrio. Kas jie tokie lapeliai, kvadratėliai, gabaliukai. 2 tokius žodžių įdėsim. Biškį padažiuko ir bus bomba. Mačiau čia neseniai storiukus tokius. Kintuose varžybos vyko. Ten viena komanda žmonos ar draugės, nežinau, ten eik savo su muštinukais, su juoda duona, ten avokadas, midijos ar kas ten, žodžiu, kosmosas. Tai pasijaučiau bomžu. Tačiau verda bene.
Ne, negali būti. Laukiam, bus labai skanu. Ane? Patinka? Balsas? Baig. Patinka žvejybai? Man irgi patinka. Balsas? Pagausim karpį? Gerai, duok 5. Maladėt, pagausim karpį. Fit, bėk. Eik ieškok, kur yra? Eik atnešk. Eik ieškok greitai. Eik ten. Ieškok. Kur? Kur yra? Kur yra? Ten pažiūrėk. Eik ten pažiūrėk. Neranda. Nedaug tų ląstelių ten pasi... O, žiūrėk, rado. Nu gerai. Kažką rado, gal nėra toks durniuks, kaip atrodo. Užviro mūsų vandenukas. Tiesiog pasaka. Kaip gerai girdis per visą tvenkinį, kažkas keikės negražiai labai. Gėdžiai. Kol šviesu, tai viskas dar kaip ir fainiai. Bet kai sutems, toj palapinėliai bus galima tik atsigulti realiai. Tai nežinau, ką reiks veikti nuo 7 iki 7. Gaudyt žuvį gal? Bet kažkaip nešviečia man, kad čia labai jau gerai kips. Hebra ten sakė. Turėjo 6 kibimus, liktai 3 pagavo. Ne, nu bent vienas gal tas mažiukas užkips vis tiek kažkaip. Kaip bus taip. Kaip nekeista šilta, nors rodo. Kiek mes čia tų laipsnių turim, vandens paviršiai buvo 13. Ai, tai ir dabar 13 rodo, tai šilta. Naktį 3, 4, 2, nesvarbu. Šuolio ne vieno. Labai nuliūdino dėdė pravažiuodamas. Sako, oi, čia sako, diena nekimba. O aš su to mintim, kad iki 8 pažvejosiu. Blemba galvoju. Fainiai. Nu nieko. Kažką gal. Gal kažką išgimdysim. Bet tingiu aš čia bespombinti iš tikrųjų. Nors reiktų protestuoti, bet buvę nebuvę kitais metais. Dėl ko aš čia viską susipirkau. Kitais metais galvoju biškį po tų karpūno varžybų, tai visai smagiai buvo, tokios įtemptesnės, aktyvesnės ir pats pastebi, kad daugiau stengtis nori, mažiau tinginiauji, mažiau miegi, mažiau ilsies, daugiau galvoji. Tai aišku, ne kiekvienas žvejyba, bet porą varžybų, gal kokių paprastesnių, mėgėjiškų visai norėtų sudalyvauti, nes ir pačiam įdomu visai. Ir gal jums įdomu. Tai reikės per žiemą jau pataktikuoti rimčiau, susižiūrėti viską, kaip čia kas ir bandyti laimėti kokį apdovanojimą kitais metais. Dar kavos išgersim po savo pietukų. Ką žinau, gamtoj vyrai, makaroniukai, dešrytė, sūris, o blogai atrodo. Man atrodo, kad visai nieko. Eik, 10 iš 10. Skanaus valgantiem. Pirmam sektoriui matau su laiveliu visai prie žolių tempia. Įdomu, kai naujas telkinys, nieks nežino, kur ta žuvis, ką jin veikia.
Kaip jin čia kimba, nu biški žino jau, bet aš tai nežinau. Geri makaroniukai, rekomenduoju visiems. Desertui kava su vafliais. Viskas, baigęs paskutinę žvejybą, šiandien uždarimas sezono 100%. Tik saulė pasislepia, iškart vėsų. Šalta nėra. Vyrams nebūna šalta, bet vėsiai. Jau taip stipriai vėsiai. Tvarkelė. Kažką mąstysim. Kaip tą žuvį čia pagauti reikia. Nemačiau ne vienos, neatrodo, kad čia jos būtų iš vis. Bet gal yra. Ai, papirpiam su tvenkinio nuomininkais. Papasakoju biškį savo idėją, kaip čia kas vyksta. Tai fainiai, va, veiklūs žmonės. Tvarkys, investuos, darys kažką. Turėsim Lietuvoje dar vieną gerą tvenkinuką. Iš tikrųjų, tai čia taip pagalvojus, tai čia pasuka. Sakau, visas apvažiuoti visą gali. Ir sektoriai, ir krantai visi lygus, ta prasme biškį išlygina nuo šansą žvejot ir varžybom, gal ir kokį čempionato etapą padarys ar kažką. Žodžiu, fainiai, kad yra veiklių žmonių, kurie kažką daro. Gulbių priskrido. Čia jums nesimatys turbūt, bet čia kokį 20 gulbių. O man kol kas nepypt. Kiek čia rodai? 3. Gal reiks eit ir persimest. Biškį apsirengiau, šilčiau. Kažkaip galvoju, kad gal reikia pasidaryti šviežų tą jauką, nes tie builiukai jau ten sukietėja, jeigu noriu kažką pagauti. Taigi geriau įdėti pastangų. Daug čia nereiks vis tiek. Tai dedu salmon halibuto peletytės raudonas. Kiek čia jos yra? 4 gal kokių milimetrų. LK Baits. Lukaš Sana. Peletyčių, builiukų tų pačių, tik sakau, atšviežinsiu, nes čia kibirė prastovėja. Tai man kažkaip iš tikrųjų nelabai patiko. Maksimui tokį štyrį pasiėmiau su keičiamais peiliukais. Tai nežinau, jis man patiks. Nu gal ir nieko. Biškį papjaustysiu puselėm. Kitą pusę smulkesnių. Šiaip nepaklausiau, kaip čia yra situacija, kokia su visokiais karšiais. Ir šiaip smulkme, bet manau, kad čia neturėtų būti problemų. Tai smulkinam. Daug mažų karpiukų, galės jie ten rinkt. Didesnių gabaliukų ir mažesnių ir puselių. Reiks sunaudoti visos. Baigėsi sezonas, baigėsi mano žvejybas. Neblogai pavyko pažvejot, kiekių žvejybų, bet kažkaip iš tikrųjų, tai kai pradėjau filmuoti, tai suprastėjo mano tie sezonai. Šis dar buvo blogesnis nei praeitas, man atrodo. Kibimų, žuvų skaičium ir taip toliau. Kažkaip laukiniuose šį kartą
sunkiai sekėsi, bet dėl to, kad aš nedarau iš ankstinių jokių, turbūt atvarau vieną kartą. Pagaunu, nepagaunu ir viso, kitur. Nu, bet nieko. Padarėm norfinių nesąmonių. Kitais metais galvoju, gal reiktų padaryti pagal save kažkokį vieną ilgesnį video pradedantiesiam karpininkam papasakot viską, kaip aš ką darau ir kodėl. Nes kažkaip man tai atrodo, kad viskas kaip ir aišku. Ir aš ten labai nerodau kaip ko. Bet iš tikrųjų yra žmonių, kuriem nėra taip jau viskas labai aišku. Tai turim kokius skysčią. Neturim. Ai, ką aš žinau. Gerai bus. Įdėsiu dar iš tikrųjų, kad biškį paįvairint. Tigrinio dar riešuto boiliukų turiu. Tai logiškai mąstant, kai daugiau pasirinkimo. Jeigu aš atvarau į restoraną, ne, o ten tik tai steikai kokie, ne? O aš gal noriu vištienos. Tai aš varysiu į kitą restoraną. Tai čia irgi, jeigu atvaro karpis, pas mane randa tik krevetę, o jisai jaučia, kad norėtų gal kažko biškį ispaniško. Riešutuko gal kokią norėtų, o ten nėra. Ai nafik, sako, varau kitur. O dabar jis atvaręs ras ir ispaniško kažką, ir kažką jūros gerybių. Ras ir krevečių, ras ir lašišos. Sakys, opa, mažvidukai, ačiū tau, gal užkips. Ir spalvos biški daugiau bus. Ai, nežinau, geš pas mane visą laiką. Taip kaip sugalvoji, eksperimentai, kaip širdėlė jaučia. Svarbu, kad būtų šviežus ir kokybiškas jaukas. O jau ką ten dėsit, manau, kad didelio skirtumo nėra, nes čia ne kokios varžybos, aplinkui tų žvejų nedaug. Žuvies vis tiek čia yra koks 1000. Tai svarbu surasti vietą, jeigu ateis jie tenai, kur aš esu sumetęs, tai ir valgys, ir užkips gal kažkas. Bent jau aš taip galvoju. Jeigu ne, tai parašykit, ką jūs galvojat. Ir būkit žmonės, uždėkit tą laiką ir paspauskit tą subscribe. Kiek galima, realiai 60% žiūrinčių nedaro to. Nei jums pinigėlį kainuoja čia kažką, nei ką. O aš savo važiuoju, šalu, žvejoju, čia jums filmuoju, vargstu. O jūs tingit net laiką uždėti. Tai žodžiu, nežinau, kas jūs per žmonės esat. Gyvuliai. Gyvuliai, o ne žmonės. Ne, juokauju. Vis tiek bus kokie 3 pasižeidę. Nu, tvarkoju dar biškį. Paduosim su krušo. Trupinėlio. Bus gerai. Opa. Fuck yes. Fuck yes. Nesupranta.
keistai pareina. Dzing, dzing tokiais. Vynioji, tada sunku. Vynioji, vėl sunku. Vėl atleidžia. Labai keistai. O iš čia į tą dumblą galvą kiša, kas čia yra? O vėl pasiduoda. Vėl sunku. Nu labai įdomi. Taip nėra buvę. Dabar iš vis kaip sėdo į kažką. Bet čia karjeras, čia neturėtų būti jokių zacepų, nieko. Nepadarysi. Pirmas feilas bus jau dar. Bekrašinant riešutukus pradėjo čia kažkas kepti. Įdomiai. Įdomus čia tas kibimas toksai. Pradžioj kažkas yra. Tada patraukit nieko, dingt. Stovi, patraukit, dingt. It is. Nu va, taip atrodys. Gerai bus. Jeigu nekips, užteks. Jeigu kips, dar pasidarysim. Geras ženklas, sakė, dieną nieks nekimba. Dabar 3:30 dar tik tai. Ant balto. Ant tokio mažo vafteriuko kiba. Reiks permest ir kitas meškerytas. Nebijokit to šalčio. Važiuokit, nėra jau taip šalta. Gal kas kokį Webasto parduoda ar kažką. Bet jau šiemet užteks, man atrodo. Nu, pagaukim ką nors. Kamera rašo battery low. Pėdės, nutrūko. Blemba, kaip nesiseka čia šią žvejybą, aš nesuprantu. Ko ta kamera dar čia išsikraudinėja? Nu nafik. Reikėjo pakeisti batareiką.
33 procentai. Filmuoju, rašo lau. Pradėjau čia pirmin atgal judėti. Nebloga ta žuvis buvo, iš tikrųjų ne taip ir lengvai parėjo. Nepanašu buvo į 2 kilus. Šiunukas nukrito viską. Cikt. Всё. Nebėra. Atlenkė. Kortos kobinį. Patį galiuką. Ai, kas čia darosi? Reikia susiimti. Po biškį vakarėjau. 6:30. Vieną permečiau. Reikės ant vakarinio. Galvoju pabandyti ant širiminio boiliuko. Gal 2 ant širiminio, vieną ant vafterio paliksiu baltą. Ant rūžavo nieks nekibo. Ant geltono ir ant balto. Geltoną nuimsim. Nežinau. Gal kažkas užkips. Dar pravažiavo kitas žmogus. Ežero valdytojas. Sakė 2, 4 ir 6 valandom tipo praeina žuvis. Tai matysim. Po biškį vėsta jau. Įdomiai kaip čia bus mums šiandien su arkčiu. Bet nieko. Fainiai, geras oras. Yra tų žmonių čia visai. Paukštė karpiai bus dar daugiau. Gerai. Vakariukas tai baisiai gražus. Fainiai. Eisim darbuotis. Šitą tikiuosi ištrauksiu jau. Mažiukas. Matyk. Yes. Bent vieną. Bent vieną karpiuką iškrapščiau. Dar kol šviesu. Mažiuliukas. O šaltas. Toks va. Jėžiuko mielas. Mažas rubuiliukas. Net pirštų nėra kaip paslėpti. Caca. Norėčiau nusifotkinti, bet
tiek jau to. Paleisim jį taip. Nu, kur tu esi? Palauk. Palauk, biški. Biški, palauk. Šitiek ilgai laukiau. Noriu pasidžiaugti. Toks va. Toks va. Formulinis. Nu, svarbiausia netuščiom. Ne taip. Svarbiausia, kad netuščiom. Ok, tik bandžiau tą permest. Prasidėjo. Realiai ant visų trijų buvo pakibimo. Bet ten kažkokių yra. Dugne kažko. Nespėjau užmest laivuko net. Iš karto važiuoju. Nu gerai, vis tiek buvo laikas vakariniam persimetimui. Toks pat bus mažas pirdžius. Mažas pirdaila. Blemba, jeigu tokie kibs visą naktelę. Tai bus reikalų čia su jais. Oi, koks gražuolis. Kokie žvinai. Taip, taip. Va toks. Karpis. Karpis yra karpis. Arkti, ateik pažiūrėk. Arkti. Ateik pažiūrėk. Turi kažkokią žaizdelę vieną. Nu, žinai, tai labai gražus. Kita pusė. Va. Toks mažylis. Radviliškietis, radviliškėnas. Tvarkoj. Arkti. Nori, ateik. Nenori, tau neįdomu lapšė. Taip pat paleisim ir šitą. Čia su tas maišas tokio dydžio. Kad aš nerasiu ten to karpio net. Gerai, per 10 minučių 2. Kur esi? Opa. Palauk. Tokiam grožio. Nu jis čia dėsdavo man. Nu varai.
Gerai, reikia dirbti. Reikia permesti vieną ir antrą. Tai ir dirbu. Baigiu persimest antrą. Galvojau aš čia keisti viską. Nu ne viską. Galvojau kairę meškerę permest į dešinę pusę. Dėt 2 šeriminius. Bet, o kam? Dar tik 7. Ir viskas dirba. Visos spalvos dirba. Visi taškai dirba. Tai kam keisti tai, kas veikia. Nu, aišku, nebent jau dar užkips 3 tokie patys mažiukai ant tų vafteriukų, tai nafik tada uždėsim 2 šeriminius ir miegosim kaip ponai. Biškių davė čia man judesio. Vat atplaukė antras taškas tuoj pat. Beveik 20 metrų. Tvarkelė. Tvarkelė. Po tų 2 pirmų nerealizuotų kibimų kažkaip blemba ta nuotaikėlė. Nestebuklinga, bet dabar viskas labai gerai. Kai patys pirmi atitrūksta ar nutrūksta ar pabėga, abydna būna, kai vėliau jau buvę nebuvę. Bet tas antras, kur kibo, atrodė, kad ten tikrai buvo rimtesnė palyginus su šitais. Bet negali spręsti. Žodžiu, 7 vakaro tamsu jau kaip vienoj tamsioj rudoj vietoj. Laukiam kliovo. Šalto dar nėra. Nu, aš čia judėt, biškį pajudėjau dabar, tai 2 žuvis per 10 minučių. Matysim, gal padidės. Naktį kilogramai gal biškį padidės. Vidurkiai. Jo, čia jeigu labai nori turbūt, nu kiek dabar 4 kibimai per 5 valandas. Dieną sako nekimba. Ką kimba ir dieną. O naktį aš nelabai noriu hebra jų traukti. Nenoriu tokių karpiukų naktį. Tai jaučiu toks planas dabar nuo 7, tarkim, iki 10. Dar arba 11 palaikysiu tos vafteriukus. Jeigu kips tie mažiukai, aišku, kad kips, kur jie dings. Kips tie mažiukai, tai tada dėsim vat kažką tokio. Dėsim kažką tokio, šeriminį. Dar čia kažkokį nusižiūrėjau nesąmonę, prisižiūrėjęs tokį. Bandysim dar tokį uždėti. Bet eikt. Jeigu norės, tai kips tie mažiukai ir ant to. Tie mažiukai mums yra, ką žinau, karšis, jeigu paima 2 20 su 15 snaumeno, tai čia tiem karpiam irgi nebus problemų. Žodžiu, svarbu, kimba yra veiksmo ir video įdomesnis ir pačiam įdomiau. Viskas tvarkelė, kaip sakant. Valų nematau. Šitas dirba, vergas gerai. Всё, chill. Ir eisim po to dar vieną bomžų. Bomžo buvo pietus, tai bus ir bomžo vakarienė. O ten, kur sakiau, Kentuose, mačiau vėl lašišą, ar ten panašu, kad žuvį kažkokia. Juoda lėkštė,
ne vienkartinė, kvadratinė ir visokios daržovytės, visa kita. Pas mane bus bulių košė užpilama ir virtos dešrelės. Ai, jezau. Ašara net bėga. Bet šiaip skaniai, vis tiek skaniai. Gamtoje viskas skaniai. Всё, biškį reik pačilinti. Всё, ramybėlė. Kas įdomiai, kad įmečiau tokią nuotrauką, kur matosi tik tai kelias ir medžiai. Nesimato nei vandens, nieko. 4 žmonės parašė kol kas per pusdienį, ar čia Radviliškio tvenkinys, kur matos kelias ir medžiai. Tai man juokingi tie, kur ten nerodyk krantą, nerodyk kažko, ten ežero, laukinis, nelaukinis. Aišku, nesakai, kur yra žemėlapio nerodai, bet kas yra matę, kas žino, tas žino. Tai, o kas žvejoja, tai tie irgi žino, kad žuvies yra. Tai tik toks pastebėjimas. Žiauriai anksti tamsta, žiauriai gaila. Aš nežinau, ką reiks veikti. Realiai dabar 12 valandų tamsos iki 7 ryto. Jau drėgmė tokia renkas, šalta nėra, bet, kaip ir sakiau, vyram vėsiai. Bet bus čia įdomu. Būtų ta didelė palapinė, tai ką sau sėdėti, šviesą įsijungęs tenai. Kimarnį pasileidi kokį podcastą apie kažį. Ir žiūri. O dabar ten tik tai atsigult galiu. Tai reiks čia sėdėti ant kėdės, kol atsibos. Viskas pradės išsikraudinėti greitai, kameros, telefonai. Kažkaip nelaiko šalčio ta įranga. Bet liuks, 2 gražūs karpiukai. 2. Uždėkit šitą. Už visą sezoną. Parašykit, kad nors, ką norėtumėt matyti kitais metais. Ką patobulint. Norėčiau mikrofoną iš tikrųjų patobulint, bet bandžiau ir vienokį nusipirkau, ir kitokį, ir trečią, ir telefoną bandžiau. Ir kai sukinėjau tą stovą kamerą, nes aš tai taip, žodžiu. Tai kažkaip trata, tai tikiuosi labai nepyksit, nesibarsit, nes man labai svarbu, kad pradėtų filmuoti iš karto pačią sekundę. O visi tie prisegami mikrofonai, juos atskirai reikia įsijungti mikrofoną, įsijungti čia mikrofoną, ant kameros tą mikrofoną įjungti. Tai o kai kibimas, tai arba norit pamatyti kibimą ir visą veiksmą, arba norit pamatyti, kai žuvį ištraukiu. Tai tenka pakentėti su garsu, nes aš noriu iš karto paspaudyti mygtuką ir bėgi. Ir kažką darai, nėra laiko, operatoriaus tai neturiu. Antrą kartą šiandien jaučiuos bomžu, kaip benamis, koks blembučių šalų visiškai drėgna. Ta palapinė gaidys kažkoks. Verdu dešrelės, to pačiu dar rankas šildos. Šiandien vakarienė bus bulvių košė su dešrelėm. 8:30 beveik. Kažkaip nebekimbo, sutemo ir nurimo. Matau, laivelis plaukia kitoj pusėje kažkieno. Žodžiu, sutemo ir nurimo, tai pavalgau. Ir gal reikės dėtus rimtus šeriminius. Apsimaut pirštinės, apsimaut kepurę ir, nežinau, pašliaužio čia iki kaimynų kokių nueit ar ką, nes nežinau ką veikti. Neįsivaizduoju, ką čia reiks veikti. Be 2 kokių tai čia tikrai neužmigsė, taip. Nu gal kipt pradės kas nors, bet nežinau, žodžiu. Tokia va situacija. O ką jūs? Šilta jaučiu. Apsikloja, lovytai, teliką įsijungia, žiūri, kerta, sriubą kokią valgo. Nu jum gerai. Jaučiu dabar čia, kai žiūrit, tai iš viso jau lapkričio pabaiga, greičiausiai.
nes biški vėluoju aš čia su tais video, 4 eilėje laukia prieš tai. Tai realiai nufilmuoju, tai va po kokio mėnesio ir išeis. Dabar spalio vidurys beveik, nu tai taip ir bus, jeigu laiko turėsiu. Tvarkoj, toj parodysiu savo šedevrą, kai išvirsiu visą ir iškepsiu, noriu sakyti, bet nieko nekepsiu. Iš to paties vandens, kur dešrelės išvirs, dar bulvių košę užsiplikysiu. Ai, ką aš čia darau, nesuprantu pats, bet fainiai. Vis tiek fainiai. Piurė. Nu, kažkas gausis, bent šilta bus. Jeigu reiktų spėčiau, kad bent šilta bus. Skaniai kvepia. Skaniai atrodo. Nuliuks. Va taip va atrodo čempiono vakarienė. Nesinori net išjungti to katilo. Bet pasišildžiau. Skanaus visiems. Ai, vis tiek man skaniau gamtoj. Всё. Tęsiu toliau bomžavimą. Karjerą savo. Galvoju, reikia bent jau laužiuką susikurti. Atsineš kėdę ir pasišildyti. Bet kaip čia bus? Nežinau, nes šiaip labai drėgna. Visi popieriai irgi drėgni, visi pagaliai irgi drėgni. Bet gal kažką pavyks. Gal čia kaip nors. Turim čia visokių atraižų. Čia aš pats paspaudžiau kišeniai. Gal netyčia. Ne, nu nėra buvę, kad neužkurčiau laužą, bet tokie pusiau sausi, pusiau nelabai. Gal netyčia pavyks. Išlikimas čia. Jeigu ne ta bulvių košė, jau numiręs būčiau jaučiu. Nuspėkit, kaip čia seksis. Ne popierius degt nenori. Nedegs ne popierius. O gal
teks. Nu, lyg tai dega kažkas. Panašu, kad dega. Jėgelė. Nu, nušalsim. Nu, sugebėjau. Lauželis dega. Daugiau sušilau turbūt nuo bandydamas įkurti jį negu nuo pačio laužo. 9:30. Pasėdžiu biškį, pačilinu. 10 einu persimest. Persimetu, susitvarkau ir lysim į tą kapsulę. Spėju. Šiaip negirdėčiau, kad kas nors traukia žuvį. Vis tiek girdisi, net kai šneka, tai signalizatoriai tikrai irgi girdėtųsi. Kiek čia yra? 1, 2, 3 ar 4 kitam krante sektoriai užimti. Ir pas mumis 2, tai 6 gal iš viso. Tai bus rytoj įdomu sužinot, kaip čia kam sekėsi. Bet vat panašu, kad tie mažieji ateina būriais tokiais, nes man abudu kartus buvo po 2 kibimus. Nors tarp taškų atstumas nemažas, bet vis tiek ateina, suvalgo, eina tolin turbūt. Koks tu šlapės visas, tiek drėgna laukia. Pasišildė kitų prie laužo. Tai ateina, suėda, bam, aš daug nemetu to jauko. Tai neišsilaiko jie ir keliauja toliau. Apsuka vėl ratą matyt, nes čia panašiai irgi buvo 4 valandą, po to 7. Tai vat kokia, taip ir sakė irgi, vat kaip buvo čia pravažiavęs kolega. 2, 4, 6. Tai galima tikėtis realiai, kad jie maždaug kas 3 kokias valandas čia apsuko ratuką. Jo. Čia beveik nebe karpių žvejybos video, o maisto gamybos ir išgyvenimo miške video, o ne Arktikai. Geras. Tai va, taip įgyvenam. Blemba, vėl sulaužiau mikrofoną. Nu bet nieko nepadarysi, nežinau ar matosi, bet rūkas tai žiaurus. Ten kitam krante. Nu, nežinau, nemoku paaiškinti, bet drėgmė tai. Beveik 11. Užsidėjau 2 tos šeriminius. 2 meškerę baigiu persimesti. Permetu 3. Ir į lovytę. Nu, manau, kad ramiai nemiegosim šią naktį tikrai. Bet būtų gerai, kad jeigu žadintų, bent didesnis koks pažadintų. Nes jeigu ištrauksiu tą mažą, tai aš labai abejoju, ar aš tą meškerę beisiu permesti. Tai ką, laukiam. Lysim į savo kapsulę. Nu, vietos ne pyragai. Vietos tiek. Žodžiu, kažkaip išmiegosim. Gal nebus labai šalta. Čia gal aš kišenėje paspaudžiu. Tvarkelė, chebrytė. Susitiksim. Greičiausiai, kad už kelių sekundžių ryte, nes jeigu kažką ir pagausiu, vis tiek čia aš tą kamerą pasidėsiu, ant stalo nebus, tai nespėsiu nei pačiupt, nei ką. Nu gal parodysiu kokį karpiuką, jeigu pagausiu. Tiek žinių šiandien, 4 kibimai kol kas. Apapa, arti, mėgoti. Laikas atsisveikinti.
Kažkas yra. Bet toks nedičkis, kad aš jį iš karto čia ir paleisiu. Mažas žviniukas. Blemba, čia karosas. Šiaip nemažas kaip karosas. Jo, čia tikrai buvo kažkoks tai karasas. Vsio, mėgoti. Persimetinėjau paskutinę meškerę. Labą rytą. 10:30 jau. Išmiegojau neblogai visai. Trečią užkibo tas karosas, man atrodo. Ar pirmą, nebeatsimenu. Tai nebepermečiau. Švinas nukrito, žodžiu. Tada 5 valandą lapė. Girdžiu, kažkas indus krapšto. O indai buvo ant maisto padėti. Indų maišas ant maisto maišas. Dar pasiklausau, dar kol dašuto, kol išmiego toks atsikėlęs, kas čia vyksta, išbėgu, žiūriu lapę. Ten stovi mano maišas. Čia vat numestas lapė, ten miške. Bet jame ne maisto maišą, o indų maišą. Su kava. Tai visą kavą, nežinau, žodžiu. Visur vien kava tokia išdraskinčia. Ir nebėga žaltys. Aš taip paploju, gazdinu, šūkoju. Jinai nebėga. Tai drąsi lapė buvo, žodžiu. Su jie čia kovojau. Ir dar vieną mažą karpiuką ištraukiau. Kokią 6 gal valandą. Irgi nebepermečiau, jau šalta buvo, nieko nei filmuot norėjęs, nei aplamai kažką bedaryt. Gerai, meškerytė permesta. Jau nieko nebesinorėjo bedaryti iš tikrųjų. Va, tokį maišą išdraskė mano lapė. Išnešiojo po miško. Pripylė kavos čia visur. Pinda. Viskas šlapia, viskas drėgna. Šiaip buvo šalta naktis tikrai. Ypač šaltas rytas. Jau be šildytuvo sunkiai. Jau 10:30 realiai, o nieks nepradėjo net džiūt. Tai va, persimečiau, išgeriu kavytės. Po biškį apsirenku daiktus, kas pradžiuoja, kas ne. Gal dar kažką pagausim. Iki 12 meškerės palaikysiu, po to jau rinksiu šmutkės. Verda vanduo, einu kavą gerti. Ką, baigiu apsimėti daiktus. 11:30. Traukiu meškerės ir viniuoju namo. Pučia drėgna, šalta. Malonumo daug nebėra. Kaži, čia nieks nebekips jau turbūt. Tai tiek žinių. Sezonas baigęs. Buvo įdomus metai. Nemažai žvejojau, nemažai pagavau, nemažai nepagavau. Daug feilų, daug visko, daug žvengų. Ačiū, kas žiūrit. Ačiū, kas prenumeruojat. Kam patinka, kas nepatinka. Parašykit.
ką nors, ką pamatyti norit. Ruduo baigės, ateina žiema. Liūdna biški iš tikrųjų. Liūdna, kad mūsų tas sezonas toks trumpas, bet nieko nepadarysi. Gerai, chebra, iki kitų metų. Nori verkti. Šalta.